prasideda vyrų pusfinalis, tiksliau pusfinaliai. Prieš mūsų akis Šišanovas paduoda prieš Kęstutį Žeimį. Kitame pusfinalyje Ervinas Uzelo susitinka su Matas Kuču. Gera proga buvo Kęstučiui Žeimiui, šiek tiek neprieina prie kamuolio ir smūgiuoja griūdamas. Sėkmingiau startuoja Ignas Šišanovas. Šiek tiek per daug greičio pedalo šiuo metu. Bet kiekvienas sportininkas turi pagauti savo žaidimo ritmą, pradėdamas susitikimą. Kiekvienas užtrunka šiek tiek skirtingai. Kas geriau juda Ignas Šišanovas. Kęstutis Žeimys ieško savo vietos prie stalo. Užkluptas jaučiu, šiek tiek yra dabartinis Lietuvos čempionas. Iš karto puolė atakuoti Ignas Šišanovas ir tą darė labai sėkmingai. Čia matome ir firminį Kęstučio Žeimio kapstinę iš backhando, tačiau šį kartą techninis brokas. Pirmas taškas pelno Lietuvos dabartinis čempionas prieš savo jaunesnį kolegą. Ignas Šišanovas berods pirmą kartą žaidžia Lietuvos čempionato pusfinalyje. Tiesa, paskutinį kartą šių metų Lietuvos top 12 stipriausių 12 žaidėjų varžybose Ignas Šišanovas įveikė Kęstutį Žeimį. Taigi treniruotės Švedijoje nenueina per nieką. 8-1 pirmauja Ignas Šišanovas. Kol kas labai sėkmingai žaidžia po savo padavimu. Kęstutis Žeimys išleidžia į atakas, o persukti tų atakų ar blokuoti jam Žeimiui nepavyksta. Dabar matome Kęstučio Žeimio standartinį žaidimą, padavimas ir geras tapškinas iš backhando. Šitų epizodų reikės žymiai daugiau. Matom, tiesiai liniją pasiunčia Kęstutis Žeimys tapškiną iš forehando, tiesiai į forehandą Ignui Šišanovui, kadangi pastarasis yra kairiarankis. Nedaug trūko, kad būtų persuktas kamuoliukas į laisvą stalo plotą. Labai gerai sužaidžia Ignas Šišanovas. Užmetimas, kurį atliko Kęstutis Žeimys, būtų pakankamas prieš daugybę žaidėjų, neturinčių pirmo galingo ir stipraus topspino iš forehando, tačiau Ignas Šišanovas sugeba pasisukti ir atlikti neatremiamą smūgį. Čia vėl matome stiprus pirmieji atidaromieji Igno Šišanovo topspinai. Sunkiai kol kas reaguoja į juos Kęstutis Žeimys. Taigi iniciatyvą šiuo metu turi Ignas Šišanovas savo rankose ir jeigu jis ją išlaikys, sunku yra matyti, kaip galėtų gynyboje būdamas laimėti prieš savo varžovą Kęstutis Žeimys. Taigi reikės ieškoti būdų nutraukti varžovo atakas ir rasti būdų atakuoti pačiam. Labai greitai pirmą setą laimėjo Ignas Šišanovas, visiškai man asmeniškai netikėtai lengvai. Ir ne dėl to, kad būtų Kęstutis Žeimys žaidęs kažkuo prastai, tiesiog Ignas Šišanovas nepadarė nė vienos neišprovokuotos klaidos, surinko visas galimybės atidaryti žaidimą pirmam ir visas atakas pratęsė sėkmingai, visus kamuolius sumušdamas varžovo stalo pusę. Taigi labai kokybiškas startas. Neturėjo laiko atsikvėpti. Kęstutis Žeimys teko vien tiesiog reaguoti į varžovo veiksmus. Ir matysime, ar kas nors keisis antrajame sete. Daugiau sukimo į žaidimą turėtų stengtis įvestis Kęstutis Žeimys. Sukimas turėtų sulėtinti Igną Šišanovą, tačiau kad galėtum įnešti sukimo, turi pirmas atakuoti savo varžovą. Tai matome, dabar atakuoja Kęstutis Žeimys. Toks žaidimo būdas jam tiktų. Matome, nebuvo jėga ir greičiau paremti tos spinai, o būtent sukimu, ką prieš tai ir minėjau. Ir Ignas Šišanovas iš antros, trečios zonos jau yra pažeidžiamas daugeliu žaidėjų. Štai matome
toks spina iš forkingo. Kol kas labai stiprus toksai, kuriuos atlieka Ignas Šišanovas, nesuteikia galimybių abejoti šiuo metu jo veiksmais. Tvirti, stiprus top spinai. Stop. Padavimas vertikaliai, neužsimetant kol įspėjimas. Vertikaliai. Teisėjų pastabos sulaukė Ignas Šišanovas, kamuoliukas išmetamas ne vertikaliai, per daug ant savęs. Štai matom, pataisytas yra išmetimas. Padavimas vis tiek labai geras pavyksta, Kęstučiui Žeimiui sunku perskaityti padavimo ilgį ir priminėja iš pradžių kaip ilgą padavimą, paskui pakeliui persigalvoja ir visgi nepataiko net ant stalo. Apsigina Kęstutis Žeimys, labai gražus blokas, bet yra labai sudėtinga padėtis. Ignas Šišanovas vis tiek viską padarė labai gerai, kamuoliukas pasiųstas iš esmės į išeinančią zoną iš stalo ir smūgiuoti labai stipriai. Šiek tiek. Tad štai tokio žaidimo teks ieškoti Kęstučiui Žeimiui. Jis turi stengtis diktuoti žaidimą, tą patį darys ir Ignas Šišanovas, turėtume matyti labai gerą susitikimą. Štai matome, grįžta labiau į savo žaidimo lygį Kęstutis Žeimys, randa progų atakuoti po pirmo seto, kuris buvo iš esmės kaip krioklys praėjęs pro Kęstutį Žeimį. Dabar žaidimas užsimezginėja jau truputį su daugiau variacijų. Pirmame sete viskas ėjo į vienus vartus ir į vieną pusę. Kliudo tinklelis smūgiuojant iš bekhendo Kęstučiui Žeimiui. Atsiprašo iš tiesų varžovų, tačiau veiksmas, kurį jis atliko, buvo vienintelis įmanomas ir teisingas. Dabar labai gražiai sužaidžia Ignas Šišanovas, jam anksčiau nebūdingas tokios kokybės smūgis iš bekhendo, dabar parodo, kad ši vieta yra treniruojama ir kad pažanga yra padaryta. Gali atlikti stiprius tapspinus išpjautų kamuolių. Kęstutis Žeimys truputį persistengia, negaliu pasakyti, kad skuba, tačiau savo firminį smūgį ir puikią galimybę laimėti tašką paleidžia vėjas, išleisdamas labai kokybiško kontakto topspiną, tačiau jis leidžiasi 1,5 metro pro šalį. Čia futbole būtų turbūt 5 metrų pro vartus. O gal ir daugiau. Pirmą neišprovokuotą klaibą matome, kurią daro Ignas Šišanovas, smūgiuodamas su raketos briauna. Šiaip buvo gerai užsiėmęs poziciją priėjęs prie kamuolio, taigi tokios aiškios priežasties pasakyti man neišeitų, kodėl dabar kodėl kamuoliukas kliudė briauną. Kaip matote, taškus laimi tas, kas pirmas pradeda atakuoti tarp šių dviejų žaidėjų. Vadinasi, ypač svarbu tampa padavimų priėmimai. Kiek kokybiškai pavyks priimti padavimą ir sutrikdyti jau planuotą varžovo ataką. Labai gerą sprendimą pasirinko Kęstutis Žeimys, pamatęs, kad negali užvaryti top spino su pilnu jėga ir greičiu, remiasi sukimu ir placementu, tai yra pasiunčia kamuoliuką labai suktą į labai nepatogią stalo vietą Ignui Šišanovui ir tokiu būdu išsprendžia kilusį uždavinį, pelnydamas tašką savo. Dabar jau matome standartinę situaciją. Ignas Šišanovas gan neblogai padėti persukimui, tačiau smūgiavo šiek tiek ant kulnų ir nepavyksta koordinacijos prasme nunešti kamuoliuko arba padėti kamuoliuko į varžovo stalo pusę. Kamuolys nevaldomai skrenda už stalo. Kad stipriai kol kas iš kairės smūgiuoja iš eigos Kęstutis Žeimys. Galbūt rezultatas leido jam rinktis tokį smūgį. Galima buvo galbūt paieškoti pauzės ir sužaisti truputį minkščiau, bet ant stalo. Labai gerai pasisuka prie kamuolio Ignas Šišanovas. Nupjovė Kęstutis Žeimys gilų kamuoliuką jam į bekendą. Ir teko atlikti judesius kojomis Ignui Šišanovui, pasitaisant savo kūno padėtį. Bet tas pavyko sėkmingai. Čia jau yra startinis meistriškumas. Labai stipriai atakuoja padavimą Ignas Šišanovas, labai netikėtai. Žaisti tokį padavimą, kuris yra pusiau ilgas su didelė jėga, yra visiškai top pasaulio meistrų lygis. Šį kartą ataka baigėsi nesėkme, nes tai tikrai sunku padaryti. Daug prasmingiau būtų remtis sukimu ir tikslumu. Visgi sportininkui atrodė kitaip ir galbūt jisai treniruotėse mato, kad jau gali atlikti tokius smūgius.
Nes dabar, jeigu atsuktumėt atgal ir siūlytumėt tą tašką pratęsti per sukimą, išeiti į situaciją 9-9 turbūt žymiai labiau to norėtų Ignas Šišanovas. Nepavyksta priimti pjauto padavimo Kęstučiui Žeimiui, kamuoliukas paklūsta tam, ką suplanavo paduodantis sportininkas. Puikiai sužaidė po savo padavimo Ignas Šišanovas, nusiunčia kamuoliuką, prieš tai suklydęs trumpindamas, Kęstutis Žeimys daugiau neberizikuoja, pjauna ilgą kamuoliuką, o to jau laukia Ignas Šišanovas, pasisukęs iš forkindo, smūgiuoja į priešingą stalo pusę ir labai svarbų tašką savo pelno puikiu būdu. Jau dabar šiek tiek pasiseka Kęstučiui Žeimiui, smūgiuoja iš forkindo su raketės briauna. Kęstutis Žeimys iš karto atsiprašo savo varžovų, tačiau sėkmė yra šio žaidimo dalis. Dar kartą matome, atlieka strawberry priėmimą. Kęstutis Žeimys pjauto šoninio tipo kamuoliuką pasiunčia Ignui Šišanovui, tačiau netrikdo Igno toksai kamuolys, labai sėkmingai prieina. Svarbiausia šiuo atveju yra priėjimas prie kamuolio, jis tą padaro labai gerai ir tiesiog pilna jėga nuneša kamuoliuką išvalydamas visas dulkes nuo stalo. Čia tikras tavo tenisas. Puikus taškas. Abu sportininkai turėjo vienodą iniciatyvos, abu apsikeitinėjo smūgiais, persukėdami kamuoliukus iš forkindo ir backhando, ieškodami vienos menkiausios progos, kada laimės kažkuris iš jų poziciją. Ir pirmas tą padaro Ignas Šišanovas, iš principo užblokuodamas, kad Kęstutį Žeimį giliai backhandą. Lieka atlikti pasyvų atmetimo veiksmą, kur kamuoliukas leidžiasi į tinklelį. Dabar matome dvejonę Kęstučio Žeimio veide. Vėl aukštas kamuolys, kurį reikėjo tiesiog atrodo uždaryti, patekant ant stalo, tačiau ta ilga pauzė, kurią turi žaidėjas, kai kamuoliukas ateina aukštas, yra nenaudinga sportininkui. Paprastai dėl to, kad per tą laiką yra pakankamai laiko pagalvoti, per tą tarpą yra pakankamai laiko pagalvoti kažką. Tai yra mintis, turi galimybę ateiti į galvą. Per didelis laiko tarpas yra prieš atliekant smūgį. Daug maloniau sportininkui būtų atlikti smūgį greičiau ir anksčiau, kol jis nespėjo nieko pagalvoti ir nepasikeitė joks savijautos elementas arba jausmas prie stalo. Ir dabar Kęstutis Žeimys eidamas prie kamuolio matosi, kad pradėjo taikytis į stalą, kas yra nenatūralu stalo tenise ir neinstinktyvu. Jisai prarado galimybę smūgiuoti iš karto instinktyviai, kam yra treniruotas. Šita pauzė, tai atrodo paprastas aukštas kamuolys, tačiau psichologiškai, kai jis yra lemiamas smūgis, matėme, kaip sportininkas padarė klaidą gan paprastoje situacijoje treniruočių atžvilgiu. Kitame pusfinalyje Matas Kučas pirmąjį setą 11-8 laimėjo prieš Ervino Ozialo, antrajame sete rezultatas lygus 4-4. O prieš mūsų akis 2-0 priekyje yra Ignas Šišanovas ir Kęstučio Žeimio laukia toks pats sunkus uždavinys kaip ir prieš susitikimą, laimėti 4 setus. Kol kas jisai nelaimėjo nei vieno, buvo visiškai arti turėdamas 2 galimybės laimėti antrąjį setą. Dabar padėtis dar šiek tiek pasunkėjo ir teks ieškoti galimybių, kaip dar pakelti žaidimo lygį. Savo galimybės sportininkas turi, ne taip kaip buvo pirmajame sete, kur praskrido Ignas Šišanovas. Tačiau taktiškai Ignas Šišanovas viską daro teisingai. Jisai atakuoja pirmą topspiną stipriai ir kietai ir tą daro labai aukštų procentų statistiškai. 8 iš 10 tikrai leidžiasi ant stalo. Ir tada atremti tos topspinus Kęstučiui Žeimiui ir bet kuriam salėje sportininkui būtų jau sudėtinga. Kol darys tą patį Ignas Šišanovas ir kol darys tą taip sėkmingai, daug problemų turėtų kilti Kęstučiui Žeimiui. O dabar Kęstučio Žeimio taktika suveikia, remtis sukimu, neiti per jėgą ir galią ir dabar stipriai įsuktas kamuolys išprovokuoja Igną Šišanovą klaidai. Bando persukti kamuoliuką ir siunčia į toloką iš stalo. Va, štai matome dar kartą tą patį padaro Kęstutis Žeimys. Atrodytų
Yra tikimybė, kad tas kamuoliukas bus persuktas ir pataikytas stalą, kadangi top spinas, kurį pasiuntė iš backhando Kęstutis Žeimys, leidosi arti tinklelio, tačiau jis yra visai kitokio greičio ir ritmo kamuoliukas. Ir Ignui Šišanui susikoordinuoti nepavyko, jisai smūgiavo stipriai, bet siekdamas kamuolio ir prarasdamas pusiausvyrą smūgį. Dabar matome, Kęstutis Žeimys bando tą patį dar kartą, pasiunčia suktą topspiną varžovui į vidurį, tačiau Ignas Šišanovas labai sėkmingai susitvarko su šituo kamuoliu, spėjo pasitaisyti savo kūną ir atlieka kokybišką persukimą. Labai smagu matyti Igną Šišanovą padarius dar pažangą nuo praeitų metų ir dėjus dar žingsnį priekį. Čia jau neišprovokuota klaida, kurią padaro Kęstutis Žeimys. Nesėkmingai eina prie kamuolio, trūko kokybės sujudėjime. Jeigu tų klaidų bus, tikėtis pergalės tuo sunkiau. Nepakanka, matome, tokio užmetimo. Viskas techniškai teisingai atlikta, tačiau jau per minkštas žaidimas, kurį turi Kęstutis Žeimys prieš Igną Šišanovą, ir Ignas Šišanovas tokie topspinai. Netgi priešingas tavo pusė rodo, kad jis kontroliuoja padėtį ir jaučiasi netrikdomas tokių smūgių. Tai reiškia, kad Kęstutis Žeimys turi agresyvinį žaidimą, o tą daryti yra saugumo prasme jam nepalanku. Dabar greitesnis šiek tiek kamuolys, kurį siunčia Ignas Šišanovas, tačiau vis tiek siunčiamas iš dešinės tiesią liniją ir atspėti, kur bus kamuolys ir reaguoti į Kęstučiui Žeimiui jau yra sudėtinga. Dabar pats Kęstutis Žeimys parodo savo galimybės atakuoti, puikų topspiną iš forehando paleidžia varžovui. Ir matome, kai išeina į puolimą, Kęstutis Žeimys taip pat turi savo galimybės pelnyti taškus. Vėl remiasi sukimu, matome dabar briauną ir techninis blokas, tiesa, jisai įvyksta ne be priežasties, o prieš tai Igno Šišanovo smūgiuotas kamuoliukas taip pat atėjo nekokybiškas, pakeitęs trajektoriją. Kitame pusfinalyje Matas Kučas laimė antrą setą 11-7, veržiasi į priekį 2-0 ir yra pusiaukelėje iki pergalės. Štai matome, priverstas yra įvesti į žaidimą savo backhandą Ignas Šišanovas ir iš čia matome padaroma klaida. Kol kas mažai matėme jį smūgiuojant iš backhando, nepavyksta Kęstučiui Žeimiui taip sukonstruoti žaidimu, kad priverstų žaidėją naudoti savo silpnesnę pusę. Paprastai visas atakas dabar vėlgi matome Ignas Šišanovas atlieka savo forehandu. Persukimas, puikus persukimas, kurį atlieka Kęstutis Žeimys, priartina jį prie varžovo, išlygina rezultatą 7-7. Dabar savo padavimų seriją sėkmingai išnaudojęs, kad Kęstutis Žeimys turėtų gerą galimybę laimėti trečią setą. Labai geras padavimas. Misrytino, neteisingai perskaito į Igną Šišanovas. Daugiau šoninių sukimų buvo nei pjauto apatinio sukimo. Dabar taip pat buvo labiau šoninis padavimas. Ignas Šišanovas bando pjauti kamuoliuką, kamuoliukas kyla aukštai ir to jau pilnai pakanka Kęstučiui Žeimiui, kad nušluotų kamuolį nuo stalo. Plokščias padavimas. Neperskaito teisingai padavimą Kęstutis Žeimys ir gana lengvai tašką pelno Ignas Šišanovas. Dar kartą plokščias padavimas, teisingai daro Ignas Šišanovas, darydamas tą patį, kas veikia. Turi iniciatyvą Kęstutis. Apsikeitinėja persukimai sportininkai. Matome šito paskutinio smūgio metu iš forehango praradęs buvo balansą, kūno kontrolę Ignas Šišanovas ir smūgiavo jau būdamas ore ir labai greitai iš karto įvyksta klaida. Stalo tenise sportininkai turi likti prisispaudę prie žemės maksimaliai įsikibę tiesiog į grindis. Dėl to tai yra atletiškai sudėtingas sportas, kadangi jeigu nešokinėji ir nesmūgiuoji ore, tai reikės viską paimti būtent prisispaudus prie grindų, o tam jau reikės labai daug kūno posūkių ir dabar jau šiek tiek pasiseka Kęstučiui Žeimiui, tačiau jis susikūrė gerą padėtį. Ignas Šišanovas bandė atlikti aukšto rizikingumo smūgį, kylantį kamuolį, persukti varžovo atsiųstą topspiną. Šiek tiek tyro oro galės įkvėpti Kęstutis Žeimys, galbūt vienu metu viskas atrodė jau prastai ir labai sudėtingai, tačiau laimėtas šitas setas parodo, kad Ignas Šišanovas irgi yra pažeidžiamas ir yra galimybė prieš jį kovoti.
Kiek nedaug klaidelių nulėmė šio seto rezultatą. Atrodė, viską kontroliuoja Ignas Šišanovas ir tada keletas nepataikymų, nors iš esmės geros kokybės taškai, kas yra būdinga aukšto meistriškumo sportininkams. Viską ima lemti detalės ir vos kelios klaidos. Ir vargu ar kas nors keisis toliau šiame susitikime. Greičiausiai viskas taip pat arti turėtų laikytis ir viską nulems kelios detalės. Tai yra, kas labiau išlaiko psichologinį pusiausvyrą ir koncentraciją, kas lieka iš tikrųjų ramus ir atkaklus, tas ir turės tų mažų detalių persvarą. Laikas. Labai brangiai kainuos šiame susitikime psichologinės pusiausvyros praradimas ir abu sportininkai šiaip jau yra linkę ją prarasti. Ignas Šišanovas anksčiau būdavo labai emocingas žaidėjas, yra gerokai subrendęs ir suaugęs, ta prasme, Kęstutis Žeimys visada turėjo irgi tokį polinkį, kad gali tapti priešu savo. Matysime, kaip su tuo tvarkysis abu sportininkai. Tai gerai, kad aš pats turiu nusivalyti galiu. Čia yra taisyklės. Matome jau diskusijos su teisėju, vos tik tai kalbėjo apie tai. Šiek tiek po teisėjų komentarų Ignas Šišanovas išmušamas iš pusiausvyros. Tikiuosi, kad tai nepaveiks jo psichologijos žaidimo metu ir jisai nusiramins. Labai patogu yra ir smagu kalbėti apie tai iš komentavimo pozicijų, bet iš tikrųjų žaidimo metu labai didelė pagunda yra stalo tenise leisti emocijom eiti per kraštus. O emocijų spaudimas ir dar blogiau. Taip, kad ramybė nei tas, nei tas. Aš labai norėčiau palinkėti abiems sportininkams, nors jos susitikimas įsibėgėjo, pasimėgauti iš tikrųjų šituo pusfinaliu. Verti vienas kito jau yra varžovai. Tikiuosi, abu jie tai supranta. Turiu omeny gal ir Kęstutį Žeimį įsitraukti į kovą pilnu pajėgumu. Čia yra geriausias jo varžovas Lietuvoje, mano nuomonė, šiuo metu. Čia nėra ir negali būti pralaimėjimo. Čia pralaimėjimas būtų neparodyti viso, ką tu gali geriausio. Puikų smūgį iš bekhendo atlieka Kęstutis Žeimys. Labai graži kūno kalba, viskas sutelkta, kompaktiška, judesys techniškas, akcentuotas, trumpas. Puikiai juda Ignas Šišanovas ir išsikovoja šitą tašką savo, nors buvo puikiai padėti Kęstutis Žeimys, geresniai padėti, tačiau Ignas Šišanovas savo atkaklumą atlaikė pirmas atakas Kęstučio Žeimio. Ir matosi, kad yra įsitraukęs 100% žaidimą. Kęstučio Žeimiui galbūt dar šiek tiek to trūksta. Labai norėčiau pamatyti jį pilnam pajėgume, turiu minį psichologiškai pilnai įėjus į mačą. Štai dabar matome aukšto meistriškumo stalo tenisą. Puikų smūgį siunčia iš forkendo tiesią liniją Ignas Šišanovas ir gauna persukimą iš karto nuo stalo. Čia yra europinio lygio elementai. Gynyboje Kęstutis Žeimys, neišprovokuotą klaidą daro Ignas Šišanovas, šiek tiek paskubėjo smūgiuoti stipriai sportininkas. Kuo labiau pavargsti žaiddamas susitikimą, tuo didesnė pagunda yra naudoti jėgą, o tai yra didelė klaida. Pusiausvyra tarp jėgos naudojimo stalo tenise ir tikslumo yra labai trapi ir subtili. Jinai yra kaip peilio ašmenys. Šiek tiek į vieną pusę jau bus per minkštai, šiek tiek į kitą pusę bus taip, kaip matėme su moterų pusfinaliu, kur Lukrecijai Juchnaitei nepavyko įgyti minkštumo top spinų metu ir tie kamuoliai dažnai skrisdavo pro šalį šiek tiek per plokštį arba per mažai užkabinti. Labai gerai priima padavimą Ignas Šišanovas, Kęstutis Žeimys nepavyksta jam sudėstyti kolių ir sėkmingai prieiti prie kamuolio ir matome smūgiuoja, būdamas neteisingoje pozicijoje ir smūgis nepavyksta. Vėl užmetimas, kurį atliko Ignas Šišanovas, buvo į kūną Kęstučiui Žeimiui ir nesujuda Kęstutis Žeimys užsiimdamas pozicijos, tenka smūgiuoti jau iš padėties, kurioje yra, ir techninis brokas. Čia brangus taškai yra Ignui Šišanovui, vis tiek reikia žiūrėti toliau, nelaimės šio susitikimo gynyboje Kęstutis Žeimys, nei jis norės tą daryti, tai tik vienas iš taškų, tačiau gan brangus Ignui Šišanovui.
brangus truputį gali būti psichologinė prasme. Tačiau pagal tai, kaip jisai žaidžia toliau, neturėjo tos taškas jam įtakos. Puikiai atliko topspiną iš backhando, tuomet pasisuko iš forehando, vis dėlto jo varžovas taip pat yra ne iš kelmo spirtos persuka iš forehando Kęstutis Žeimys topspiną, būdamas gan prastoj padėty ir smūgiuoja vėl būdamas šiek tiek šuolyje arba ore. Tai čia labiau artimas virtuoziniam smūgis. Su tokiais turbūt irgi sudėtinga tikėtis laimėti susitikimą. Dabar matome Kęstutis Žeimys atakoje. Labai gražus stalo tenisas. Greitai blokavo Kęstučio Žeimio topspiną, užklupo lygiai varžovą Ignas Šišanovas, tačiau Kęstutis Žeimys sugebėjo reaguoti į jo smešą ir pratęsė savo ataką, pelnydamas tašką. Labai gražiai žaidžia abu stalo tenisininkai. Ignas Šišanovas, būdamas gynyboje, sklaido kamuoliukus į skirtingas stalo vietas Kęstučiui Žeimiui, tačiau šis spėja susikoordinuoti, išsilaiko ant kojų, neatlieka jokių kamuoliuko siekimų ir griuvimų ir dėl to gali atakuoti savo varžovą. Puikus taškas. Geras padavimas, matome, Kęstutis Žeimys ėjo link vidurio stalo, tačiau gavo trumpą padavimą į kairę ir jau nespėjo susikoordinuoti, kad perkeltų kamuoliuką per tinklelį. Dar kartą tas pats du pjauti padavimai ir per mažai kontakto Kęstučiui Žeimiui su rakete. Rodo teisėjui, kad nemato padavimo ir negali perskaityti sukimo, kas iš tikrųjų yra draudžiama pagal taisyklės, tačiau ne žaidėjai teisėjauja susitikime, o teisėjas. Ir du teisėjai šiuo atveju, jie mano, kad padavimas yra tinkamas. Labai gerą persukimą atlieka Kęstutis Žeimys, nebuvo pasiruošęs Ignas Šišanovas, kad gaus tiesią liniją topspiną iš forehando, o taip nutinka. Kęstutis Žeimys rodo, kad jo arsenale yra tokie sprendimai ir smūgiai. Labai svarbus momentas Kęstučiui Žeimiui šiuo metu yra. Labai gerai priėmė padavimą Ignas Šišanovas, vėl Kęstutis Žeimys buvo priverstas žaisti kaip nebuvo iš esmės numatęs, teko reaguoti jau į gan stiprų varžovą pasiųstą kamuoliuką, bet šį kartą pavyksta smūgis, nežinau kiek kokybiškas, per salės plojimus negirdėjau kontaktų su rakete, visgi Ignas Šišanovas neatmušė atgal. Matome trečią padavimą iš eilės, tokį pat buvo davęs Ignas Šišanovas. Dabar matome, kaip gynyboje esantis žaidėjas, kuris yra prie stalo, išlaiko vieną pavarą aukščiau prieš žaidėją, kuris atakuoja, tačiau yra toliau nuo stalo. Ir išblaškytas buvo Kęstutis Žeimys, negalėjo nei vieno kamuolio smūgėti stipriai. Ignas Šišanovas rodo, kad po savo pjauto padavimo gali žaisti labai sėkmingai ir antrą kartą šiame susitikime, šiame pusfinalyje, jisai iš 8-10 lygina rezultatai 10-10. Ir matome, koks užsivedęs yra sportininkas, tikrai išbrenda iš keblios padėties. Jo kūno kalba, matome, yra šiuo metu geresnė nei Kęstučio Žeimio, kuris yra truputį galbūt užsimastęs savyje. Dabar labai gražią ataką suorganizuoja Kęstutis Žeimys. Pirmas atidaromasis topsas, tada antras topspinas iš backhando dar stipresnis. Gaunant pristatymą lieka pabaigti viską topspinu iš forehando, jau varžovui stovint kaip vartininkui. Vis dėlto reikia dar pataikyti, žinoma, ant stalo. Matome, ketvirtą kartą iš eilės servuoja pjautą trumpą padavimą Ignas Šišanovas. Prieš tai 2 kartus bandė sutrumpinti kamuoliukus ir suvaręs kamuoliuką į tinklą, Kęstutis Žeimys dabar pjauna ilgus kamuoliukus kažkur į stalo galą, bet iš ten labai gerai sužaidžia Ignas Šišanovas topsuodamas. Po savo padavimo puikiai žaidžia Kęstutis Žeimys. Igno Šišanovo priėmimas yra per pasyvus, išleidžia Kęstutį Žeimį į ataką ir tuomet jau topspinas iš forehando pabaigia tašką Kęstučio Žeimio naudą. Matysime, manau, dar kartą tą patį padavimą. Taip, tas pats padavimas. Šį kartą apsikeičia trumpais smūgiais ir matome vis tiek pirmas į ataką sugeba išeiti Ignas Šišanovas, tačiau Kęstutis Žeimys atrodo išsprendė to padavimo problemą, sutrumpindamas
servą, tiesa sugebėjo atsakyti į trumpinimą trumpų smūgių Ignas Šanovas, kas vėlgi trumpas yra vėl elitinių žaidėjų elementas. Paprastai po trumpinimo iš karto dažniausiai seka gilus nupjovimas į stalo galą, kadangi trumpinant kamuoliukus yra labai lengva padaryti klaidą. Aštuško prakaito ant visų Žeimio raketės. Nedidelį pauzį žaidime. Pelno tašką iš savo padavimų Kęstutis Žeimys ir dabar matysim Igno Šešano padavimą. Greičiausiai 6 kartą iš eilės matysim tą patį padavimą, bet 5 iš eilės prieš tai buvę taškai pasibaigia jo naudai, naudojant šį padavimą, taigi vargu ir kažkas keis sportininkas. Kęstutis Žeimys priima įdomiu būdu, tačiau nustebina savo varžovą tokiu būdu užmesdamas kamuoliuką neypatingai kažkur tai giliai ar agresyviai, tačiau jo trajektorija yra kitokia ir Ignas Šešanovas uždė šiek tiek minkščiau, ko pakanka Kęstučiui Žeimiui, kad persuktų šio atsiųstą topspiną. Gan kūrybingai iš padėties išsisuko Kęstutis Žeimys. Nestandartiniu būdu, tačiau lygina rezultatą į 2-2. Sakyčiau, iš tikrųjų susitikimo logika rodo, kad toks rezultatas yra labai dėsningas. Prieš tai Kęstutis Žeimys turėjo galimybę laimėti setą pirmaudamas 10-8 ir tokiu atveju jis dabar pirmautų susitikime 3-1, kas iš tikrųjų nelabai atspindėtų susitikimo eigą ir Igno Šešanovo pajėgumą. 2-2 yra labai teisingas rezultatas pagal parodytą abiejų žaidėjų lygį ir kokybę. Kitame pusfinalio susitikime Ervinas Uzelo švelnina atsilikimą prieš Matą Skučą, laimėdamas trečiąjį setą 11-9. Šiuo metu Matas Skučas pirmauja 2-1 ir ketvirtajame sete rezultatas yra 3-2 Mato Skučo naudai, tai gan lygus žaidimas. Pakviečia teisėjai abu sportininkus prie stalo, baigėsi pertraukėlė, kuri yra tarp setų ir prasideda 5. Čia yra persvara, kurią, man atrodo, turi Kęstutis Žeimys. Jeigu jis privers Igną Šešanovą pradėti žaidimą pirmąjį topspiną iš backhando, tuomet persukinėjimai jau Kęstučiui Žeimiui tampa lengvesni. Štai matome, antrą kartą priversa žaisti iš backhando Ignas Šešanovas ir klysta, nespėjo užsiimti pozicijos ir smūgiavo iš esmės eigoje. Ir smūgiai, kai tu patiri kūno judėjimo inerciją, yra sudėtingi ir retai kada tikslus. Dar kartą tas pats. Tiesa, šį kartą kamuoliukas kliudo Briauną ir pasiseks čia kiek Ignui Šešanovui. Bet Kęstučio Žeimio tai sprendimai yra efektyvūs. Tinklas, stop. Buvo tinklas, stop. Sustabdo teisėjas tašką, persvarą buvo įgyjęs Ignas Šešanovas, tačiau atsidėkoja Kęstutis Žeimys už teisėjų pagalbą nesėkmė padavimo metu. Yra kažkoks procentas, kadangi padavimas sportininkas siekia įsukti kuo stipriau, todėl yra tam tikras procentas nesėkmių, kuriuos patiria. Dar kartą matom vėl pabaigęs praeitą setą tuo pačiu sprendimu, Kęstutis Žeimys atsineša šį sprendimą į 5. setą. Toks pat įdomus kamuolio pastumimas, lyg plokščias pastumimas Ignui Šešanovui į kairę. Iš esmės, gan meniškas sprendimas, ne tiek techniškas ir neranda išeities. Ignas Šešanovas gauna tos kamuolius į backhandą, tada smūgiuoja atsilošęs ir užkluptas atrodo tokių sprendimų. Vėliau peržiūrėdamas šitą susitikimą jis aišku tai pastebės. Bet čia jau yra pagirimas Kęstučiui Žeimiui. Tikrai prieš tai susidūrė su keblumais, žaidžiant po Igno Šešanovo pjauto trumpą padavimą į skirtingas stalo vietas. Čia lyg randa išeitis Kęstutis Žeimys. Dabar matome, bandė taip pat atlikti pastavimą po trumpinimo. Nepataiko ant stalo. Įdomu būtų buvę pamatyti, kaip tas pastavimas suveiks. Tas sprendimas yra įdomus, kadangi įpjautą kamuoliuką topsuojantys žaidėjas gali žaisti su didelė jėga, kadangi kamuoliukas, kuris stukasi, turi krūvį. Jis yra garantija, kad kamuoliukas užkips už raketės labai stipriai. Bet kai kamuoliukas pastumimas plokščias, žaisti stipriai į jį jau taip pat kaip įpjautą negalima.
tenka žaisti žymiai minkščiau, o tam jau reikia prisitaikyti su kūno pozicija. Vėl išnaudotas backhandas. Labai gražiai atidarė žaidimą Kęstutis Žeimys, tačiau per arti tinklelio leidžiasi kamuolys. Ignas Šišanovas spėja užsiimti poziciją ir nušluoja iš forhendo Kęstučio Žeimio atsiųstą suktą topspiną. Ir rezultatas visiškai lygus. Sakyčiau, žaidimas truputį krypsta Kęstučio Žeimio naudai šiuo metu. Matysime, ar tai tiesa. Puikų topspiną iš dešinės atlieka Kęstutis Žeimys. Rečiau matomas epizodas jo žaidime. Dažnai tai būna minkštesni topspinai, labiau į sukimą orientuoti. Šį kartą greitas ir galingas smūgis. Palydė akimis tik tai kamuolį Ignas Šišanovas, bet pats yra atlikęs šiame susitikime tokių smūgių jau. Matome retą epizodą tarp šių stalo tenisininkų. Klaidą daro Kęstutis Žeimys smūgiuodamas žvakę, tačiau yra tam priežasčių, kai varžovas atlieka smūgį ir pats nugriūna ant grindų ir tu prieš smūgiuodamas matai, kad tai atsitiko. Tai sutrikdo ne tik žvilgsnį, bet kažką pakeičia ir smegenų būvyje. Kai varžovas nedalyvauja žaidime, kažkodėl tą kamuolį smūgiuoti yra gerokai sunkiau, negu žaisti prieš pasiruošusį ant kojų stovintį varžovą. Tai visiškai turi shake-offint šitą, nusikratyti šitą elementą Kęstutis Žeimys, tai nebuvo jokia nesėkmė, tai, sakykime, nesusijęs su meistriškumu. Reikia žaisti tiesiog toliau, kaip ir buvo tas daromas sėkmingai šiame ir praėjusiam sete. Gerai ginasi Ignas Šišanovas. Kęstutis Žeimys 2 kartus smūgiuoja iš backhandų, tačiau nepakankamai stipriai ir galingai. Ir Ignas Šišanovas likęs gynyboje visgi sugeba atrasti laisvą stalo vietą ir nusiųsti ten kamuoliuką, kur nėra Kęstučio Žeimio. Dabar matome, kaip sukimas įveikia, sakykime, bandymą stipriai blokuoti arba numušti kamuoliuką. Kęstutis Žeimys stipriai įsuka kamuoliuką iš backhando ir jau kontaktas su kamuoliuku Ignui Šišanovui yra keblus. Fantastiškai sužaidžia Kęstutis Žeimys, nors ir pasiseka šiek tiek, kai kamuoliukas kliudo stalo briauną, tačiau tai, kad jisai nubėgo tokius atstumus ir visur atliko topspinus, kurie vertė Igną Šišanovą likti gynyboje ir neleido jam perimti iniciatyvos, rodo tikrą aukštą šio sportininko klasę. O dabar jau pasiseka Ignui Šišanovui. Neišprovokuota klaida, kurią daro Kęstutis Žeimys. Matom, kai jisai po padavimo taikėsi ir laukė prieimimo į kairę. Gavo kamuoliuką į dešinę ir šiek tiek užvėlavo prie jo prieiti. To pakanka, kad įvyktų techninis brokas. Čia naujas padavimas, kurį turi Ignas Šišanovas. Prieš tai, kiek esu komentavęs ir matęs įžaidžiančio padavimų nebuvo, tos padavimas. Iš šalies atrodo labai efektyviai. Labai efektingai, efektyvumą teks išsiaiškinti. Matom, turi keblumų jį priimdamas Kęstutis Žeimys, pjauna kamuoliuką, nes nėra tikras, koks sukimas ateina. Puikia proga turėjo Ignas Šišanovas atakuoti iš forhendo, matom, praranda emocinę pusiausvyrą, pasako kažką negražaus ir gauna teisėjo rodomą geltoną kortelę. Už kiekvieną kitą tokį pažeidimą gali būti rodoma raudona ir bus rodoma raudona kortelė ir atimamas taškas. Taigi išnaudojo savo galimybės nelietuviškiams turbūt žodžiams. Laimi šį setą Kęstutis Žeimys, man patiko jo susikaupimas ir ramybė. Ignas Šišanovas truputį eina per kraštus. Jis galbūt, aišku, sportinis azartas rodo, kad kaip ir turėjo galimybių laimėti šį setą, vis dėlto šiek tiek priekyje pagal sprendimus, kaip klostėsi taškai ir kas turėjo jų kontrolę. Manau, pirmavo Kęstutis Žeimys. Jo neišprovokuotos klaidos galėjo atidaryti kelią į Ignui Šišanovui, ta nepataikyta žvakė ir neatliktas topspinas iš forhendo, kurį matėme, jau 2 taškai, kuriuos gavo Ignas Šišanovas iš neišprovokuotų klaidų, nebūdingų aukšto meistriškumo sportininkams.
Prieš tai matėme moterų pusfinalyje Lukrecija Juknaitė nustebino galbūt neigiamą prasme iš tos pusės, kad neišprovokuotų klaidų padarė daug ir jai labai sunkiai sekėsi užmėgsti artimesnę kovą su Emilija Ryliškyte. Panaikinus tas neišprovokuotas klaidas arba sumažinus jų procentą reikšmingai bent per pusę, matėme, ta kova būtų tikrai įvykusi. Taigi sportininkai buvo gana arti savo varžovės, tik neleido kažkas, kas tas neišprovokuotas klaidas sukelia. Patinka, ką matau, Kęstučio Žeimio kūno kalba yra jau kaip sportininko atleto, nėra užsigalvoję savyje ir užsimalę su savo mintimis. Kęstutis Žeimys, Ignas Šanovas viso susitikimo metu yra tikrai atletiško nusiteikimo ir gero požiūrio, sakykime, arba nusiteikimo sportininkas. Gal šiek tiek per emocingai reaguojantis į kažkokias nesėkmes, tačiau visumoje labai gerų lygių žaidžia šiandien Ignas Šanovas. Kęstutis Žeimys susitikimo eigoje palengva kelia savo žaidimo lygį į, mano nuomonę, jam įprastą žaidimo lygį. Tačiau kaip ir moterų pusfinalyje matėme, kartais žaidėjai užtrunka arba net ir iki galo neįeina į susitikimą. Ir tai yra turbūt liūdniausia sporto dalis. Kad galėjai žaisti geriau nei žaidėjai ir pats žinai. Prie kito stalo vyksta pusfinalis, kaip minėjau, tarp Mato Skučo ir Ervino Ozelo. Rezultatas jau 3-1 yra Mato Skučio naudai. Ervinas Ozelo yra jaunas, kylantis sportininkas, tikrai stipriai treniruotas ir įdirbęs ištvermę. Manau, kad ten dar toli gražu niekas nebaigta. Jeigu jam pavyks laimėti setą, kaip ir vakar, iš 1-3 ir 3-9, jisai sugebėjo grįžti ketvirtfinalyje susitikime ir iškovoti pergalę. Gražiai sužaidžia Ignas Šanovas, Kęstutis Žeimys vėl pabandė nestandartinius sprendimus. Šį kartą kamuoliukas galbūt pasiųstas per arti tinklelio, tai yra spėja Ignas Šanovas pasisukti ir atlikti tą spiną. Čia matom vėl virtuoziniai smūgiai, Kęstutis Žeimys gynyboje. Vargu ar tai suveiks, tačiau geriau nesigavo. Turi ieškoti išeičių sportininkas, kaip padiktuoti savo sąlygas varžovui. 2 taškai po minutės pertraukėlės nukeliavo Ignui Šanovui. Dabar gerą sprendimą priima Ignas ir žinau, kad jis jau turi šį smūgį tam tikram lygyje, vadinamą banana flick. Šį kartą nepakankamas kontaktas su rakete neįkabina į kamuolį taip, kaip norėtų ir liečia tinklelio viršų, smūgiuojant į pjautą kamuoliuką. Tokiu pačiu smūgio šiek tiek mažiau sudėtingumo prasme atsako Kęstutis Žeimys ir sutrikdo savo varžovo žaidimo ritmą. Matome, nepavyksta sutrumpinti kamuoliuko, prieš tai tą darė Kęstutis Žeimys sėkmingai, dabar smūgiavo šiek tiek siekdamas kamuoliuko, nepriėjęs prie jo, tą patį parodo savo pačiam. Puikiai žino sportininkas, kas atsitiko. Tuo pačiu atsako Ignas Šanovas, matome, vėlgi nespėjo užsimti pozicijos ir nematėm pauzelės prieš smūgį, smūgiavo iš esmės eigoje, o kamuoliukas 2 su trupučiu gramo ir kai jį atsimuša 65 kg, jau šiek tiek komplikuota padėtis. Kęstutis Žeimys skundžiasi, kad varžovui labai sekasi, bet vėl tai yra truputį šūvis savo į kojas. Jis yra priekyje, diktuoja sąlygas, reikėtų likti toj pačioj sportiniai esenoje. Labai gražiai persuko Kęstutis Žeimys top spinę iš forkindo. Ignas Šanovas skundžiasi, kad daug kamuolių eina jam į kampą, kas iš esmės reiškia, kad jis prasilenkia kažkur su taimingu, kliudo kamuoliuką arba atlikinėja kažką nelaiku. Dabar viskas gerai, šiek tiek kliudo kamuoliukas tinklelį, Kęstutis Žeimys vėl pyksta
tačiau nei vienas žaidėjas specialiai negali to padaryti. Šiaip ar taip buvo išleistas į topspiną ir į ataką Ignas Šišanovas ir padarė savo darbą su lašu sėkmės. Be to buvo smūgiuota Kęstučiui Žeimiui į korpusą, kas dar rodo, kad Ignas Šišanovas spėjo ir nusitaikyti. Dar kartą tas pats pjautas stipriai šoninis padavimas, esu bandęs jį priminėti, tikrai stipriai įsuktas servas nutraukia kamuoliuką tiesiog į tinklo apačią, jeigu jis yra pakeliamas truputį nepakankamai. O jeigu pakelsi kiek aukščiau, Kęstutis Žeimys užsimos taip pat su firminiu backhandu. Šiaip dabar gan sudėtinga kamuolį atiduoda varžovui iš esmės Kęstutis Žeimys. 9-5 yra toli gražu ne tas pats, kas 6-8. Ir labai patogią situaciją neišnaudoja savo naudą. Na štai dabar bus gynyba. Ir dar kartą pranašumą turi Ignas Šišanovas. Dar kartą mažina atsilikimą. Kęstučiui Žeimiui jau reikia taško, reikia aktyvumo. Matysime, ar pavyks surasti sprendimus. Dar vienas Ignas Šišanovo padavimas. Tiesiog nupjauna kamuoliuką Ignas Šišanovui į kairę. Ignas Šišanovas sukasi iš forhendo ir įvaro tą patį stabilų, tvirtą topsą, kuriuo pasižymėjo viso susitikimo metu, lygino į 8-8 ir yra to vertas, kad Žeimys atleido žaidimo vadeles. Dabar reikės surasti ramybės ir išminties sužaisti tikrai kokybiškai. Po 4 pralaimėtų taškų. Labai nedaug trūko Ignas Šišanovui. Išėjo į topspiną Kęstutis Žeimys, tačiau gerai priėmė padavimą Ignas Šišanovas. Galbūt galėjo spėti atlikti kažkokį topspiną. Tačiau kai buvo, tai buvo. Jo smūgiuotas blokas skriejo visai arti stalo briaunos. Gynyboje Ignas Šišanovas. Nebuvo topspinai labai stiprus iš Kęstučio Žeimio, tačiau vis dėlto jie yra aktyvus smūgis. Ignui Šišanovui tenka reaguoti ir matome, antras topspinas buvo pasiųstas iš tikrųjų Ignui Šišanovui į vidurį. Nors ir rodo, kad kažkas galbūt buvo nestabilaus kamuoliuko atšokimo nuo stalo ar panašiai, tačiau nepavyko net teisingai pataikyti į kamuolį, kadangi jis buvo kitoj pozicijoje negu Igno Šišanovo kūnas. Teko kišt ranką, kitaip sakant, į kamuoliuką, o tai jau yra nestabilu. Laimi Kęstutis Žeimys šitą susitikimą. Puikiai žaidė Ignas Šišanovas.